Tai kaipgi ten su tais piešėjais? Nu, galiu pasakyti, baisu. Nu, šitiek daug piešėjų, tai visas. Tikriausiai nebaisu, tai iš tikrųjų didelė laimė, kad jų buvo tiek daug. Mes nesitikėjom, mūsų buvo per mažai, mums buvo trūko rankų, trūko kojų, trūko segtukų, trūko popieriaus lapų, iš tikrųjų mes vis spėjom suktis. Ačiū visiems vaikams, kurie dalyvavo. Ir tikriausiai, pati didžiausias, sakyt, nuodėmė suaugusiam, tai yra, kai mes negalim apdovanoti visų. Bet konkurso sąlygos tokios, turim 3. Vis tik padarėm išimtis, kad dar 2, 3 vietos gaus šiokį tokį prizą, paguodas tokį. O šiaip tai aš manau, kad jūs esate visi nugalėtojai, iš tikrųjų visi šaunus. O pirmoji vieta, piešimo technika, tapybas, tai yra Emilijai Guzaitei. Už piešinuką galim parodyti to jau? Pažiūrėsim, ką Emilija nupiešė, nes tai yra... Va. Emilija, ar tu esi čia, nes mes tikrai norime tave matyti čia scenoje ir dėl to, kad galėtumėm tave pasveikinti ir įteikti tau Grikės dovaną. Ar dar kartą vardą ir pavardę? Emilija Guzaitė, ar yra? Iš tikrųjų, tai šitą darbą, kaip sakyt, čia tokia ir ta pasaka, kur perskaityta, užrašyta, pavaizduota. Ir tas Grikės personažas mums labai svarbus buvo, ta tokia pagautas toks ir charakteris. Mergaitė metų kiek? Neužrašyta, bet tokia. Viskas tvarkoje. Na, noriu pasakyti, jeigu tų, kurie nėra, aš tikiuosi, kaip nors kas nors galės jiems perduoti ir šios dovanėlės atsidurs Alytaus kraštotyros muziejuje, tai tikrai galėsite atsiimti. Tai, va, dovanėlė ne šiaip savo. Čia yra grikinis žaislas, žaislas pripildytas grikučių. Manau, tai ir sveika, ir malonu, ir labai paslaptinga. Geriausias draugas, kai ateina naktis. Na, o taip pat apdovanojama 2 vieta. 2 vieta, prašom pašnibždėti. Atitenka Karinai Janulevičiūtė. Karina Janulevičiūtė, Karinai paplojam taip pat. Ar yra Karina? O, valio, Karina! Ką Karina nupiešė? Tegu jinai pati ir parodo savo piešinį. O. Čia grikis. Grikis ar grikė? Grikis. Grikis. Nu, štai paplojam Karinai. Grikis laimėjo 2 vietą. Ačiū tau. 3 vieta, piešimo technika teko. Atitenka Lukui Zencevičiui. Lukas Zencevičius. Lukai, ar esi čia? Šauk, jei esi. Čia pats mažiausias dalyvis, iš tikrųjų labai išraiškingas, gyvas, didžiulis, linksmas, nuotaikingas, tikriausiai kaip mes visi šiandien šventėje. Tikrai net mažiausiai gali laimėti. Lukai, jeigu kas nors pažįsta Luką Zencevičių, taip pat perduokit, tikrai dovanėlės lauks Alytaus kraštotyros muziejuje. Taigi aplodismentai piešėjams.